brokeris turėtų būti profesionalus. Brokeris turi gerai išmanyti savo darbą, žinoti įstatymus ir visus niuansus, kaip parduoti turtą ir padaryti sandorį greitai, kokie dokumentai turi būti, turi mokėti bendrauti su klientais, būti aukšto emocinio intelekto, kad mokėtų suvaldyti įvairias emocinės rizikas ir finansinės rizikas, nes parduodant brangų turtą, tai žmonių kyla nesusipratimai, konfliktai ir brokeris būna tas žmogus, tarsi toks mediatorius, kuris turi visą tą situaciją suvaldyti ir išlikti iš toj situacijų ramus. Būna tokių situacijų, kad brokeris gali matyti, kad tam žmogui absoliučiai neapsimoka parduoti. Tuo atveju jo profesionalumas pasireikštų tuo, kad jisai turi padarti taip, kaip jisai galvoja, ką jisai darytų pats, būdamas to žmogaus kliento atžvilgiu, ar tikrai verta parduoti, o gal ir neverta šiai dienai parduoti. Tokiu atveju brokeris net iš to ir neuždirba.